ačiū, kad atvykote į SEO akademijos antrojo gimtadienio proga tokią šventinį renginį, konferenciją Verslo sėkmės receptai. Gal kažką dar norite aptarti čia susirinkusiems žmonėms? Tiesiog ačiū Jums labai, esu, kaip sakiau, nuostabą šokę, džiaugiuosi pamačius labai senesnius pažįstamus verslininkus, kad čia atėjot ir pagerbėt, palikot mažus vaikus ir, žodžiu, labai Jums ačiū, be Jūsų čia praktiškai nieko nebūtų. Ačiū. Bravo, ovacijos Evelinai, ačiū Evelina Jums. Esu labai smagiai nusiteikęs šį vakarą, nes esu SEO akademijos antrame gimtadienyje. Turiu galimybę prisidėti prie SEO akademijos kolektyvo. Nuo rudenio startuosim su nauja mokymų programa ir tikiuosi, kad kitais metais SEO akademijos gimtadienis turės 2 kartus daugiau narių nei turi šiemet. Labas visiems, esu dabar SEO akademijoje antram gimtadieniai, Evelinos pakviestas, labai džiaugiuosi, kad man teko, garbiai nesakysiu, bet tikrai labai patiko skaityti paskaitą apie verslą, pinigus, apie komandų ir motivaciją. Ir nuostabūs žmonės, 60 žmonės, tikrai verslus, tikrai energingi, tikrai įdomus asmenybės. Ir džiaugiuosi, kad tai vyksta, džiaugiuosi, kad tai plečiasi, auga. Todėl linkiu viso ko geriausio visiems, kas mane žiūri, prisijunkite, ateikite, jūs nepasigėrėsite. Ačiū Evelinai, kad pakvietė mane į renginį, tikiuosi jai patiko, tikiuosi pareklamuos savo kontaktų ratui. Renginys buvo šaunus ir vakaras smagus, o visą kitą šiai pasakiau. Noriu visiems padėkoti atvykusiems tiek lektoriams, tiek SEO akademijos nariams, tiek žmonėms, kurių nepažinojau lig šio antrojo SEO akademijos gimtadienio, bet susipažinau. Noriu padėkoti Verslodara projekto merginoms, kurios atvyko į SEO akademijos antrąjį gimtadienį, konferenciją, Verslo sėkmės receptai ir verslo kontaktų vakarą. Tiesiog ačiū Jums, be Jūsų, kaip sakiau, nebūtų mūsų. Ačiū Jums ir kaip mes juokavom renginio metu, susitiksim ko gero po 50 metų, tik jau gal Žalgirio arenai. Nors kažkas iš Jūsų juokavo, kad susitiksim ten anksčiau. Ačiū. Iki sekančių.